šiandien mūsų kelią, laikė švenčiausias mūsų visus, per tavo nešti mes privalome širdim tyra į kiekvienos namus. 2007 metais, lapkričio 25 dieną, 4 valandą po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje Toronte, Kanadoje įvyko sriubos vakaroniai, paremti labdaros virtuvės Lietuvoje. Programoje kunigo Antano Saulaičio bei daktarės Juditos Čiuplinskienės žodis, montažas Auros Rugelytės Ateikite mano tėvo palaimintieji, kuris skaitė Vilija Bijūnaitė, Stasys Kulibas ir Nerijus Zelionka ir giedojo Prisikėlimo parapijos vaikų choras. Šį mūsų prieš 14 metų metams pradėtą projektą. Šį vakarą kreipsime dėmesį į jaunimą, į vaikus. Skirsnio. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tai tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje ir tars karalių stovintiems dešinėje. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte. Tuomet teisieji klaus, viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kadagi matėme tave sergantį ir aplankėme. Buvau aš vienišas, mane aplankei. Kada buvai tu vienišas, viešpatie, tavęs nepastebėjau. Buvau našlaitis, mane globojai. Kada tu buvai našlaitis, viešpatie, tavęs neatpažinau. Buvau nuliūdęs, mane džiuginai. Kada tu buvai nuliūdęs, viešpatie, kaip tai lietė mane? Žiūriu, kaip mokyklos kieme vaikai žaidžia kartu. Jie visi draugai, madingai apsirengę, dalinasi iPods, fotografijomis ant savo mobilių telefonų. Bėgdami pro šalį,
mane aplenkia, nepastebė, nepakalbina. Neturiu aš pinigų tai technikai pirkti, mano drabužiai kitų jau sudėvėti. Jaučiuosi svetima, nebe tokia viena. Žiūriu kaip iš lauko į vidų, į ten, kur aš negaliu priklausyti, lieku aš viena. Kaip tau sekasi? Tu viena išdrįsai įsiskirti nuo grupės ir prie manęs prieiti. Pakalbinai, nedrąsiai ir trumpai, ir pasitraukiai, bet priejai. Jaučiuosi padrasinta, nebe tokia viena. Ačiū tau. Kur du ar trys susirenka mano vardu, tenai ir aš su jais esu kartu. Su jais esu kartu, tenai ir aš su jais esu kartu. Buvau išnaudotas, mane gelbėjai. Kada tu buvai išnaudotas ir prašeisi pagalbos Viešpatie? Buvau benamis, duris atidarėjai. Kada tu buvai be namų Viešpatie ir kreipėsi pas mane dėl pastogės? Buvau apgautas, išmokėjai atleisti. Kada kas tave apgavo Viešpatie? Kaip galėjau tau padėti? Tu dažnai anksti ryte mus aplankai, atneši sumuštinį, karštą gėrimą, pakalbini, paklausi, kaip praėjo naktis gatvėje, apkloja užklotų, paliekė sudėvėtus, bet man naujus batus ar švarką. Įpratau, kas rytą laukti tavo sunkvežimo, tavo ranka šilta, balsas ramina. Ačiū tau, kad esi su mumis.